eilinį šeštadienį, sekmadienį kopiu. Tai jeigu nežadate į pilį užeiti, tai net ir neverta iš tikrųjų. O tai yra ir tokių pilių. Bet va realiai tai tokie kičiniai. Valytuvų sustabdyti nemoko. Atėjo sekmadienis, nesinorėjo namuose sėdėti, nutariau dar pasivažinėti po pilis. Zigmaringene yra Hohenzoller pilis, bet štai yra dar šiai dinastijai priklausančių pilių, kaip Hohenzoller pilis Echingen, netoli Balingeno, tai irgi Švabų žemės, labai įspūdingo kalno. Tai važiuoju pasižiūrėsiu, oras kaip ir neblogas, saulutė šviečia, stipriai vėjuota, bet tai netrukdo. Aš daugiau mėgstu aplink pilį pavaikščioti, gamtą pastebėti. Tai ir važiuoju dabar, jau matau pusę medžių lapų nukrito, stiprus vėjas nupūtė. Tai važiuoju pasižiūrėti, pavaikščioti aplink tą pilį, pasižiūrėti vaizdų, praleisti sekmadienį tokiu būdu. Ir po to, ko gero, dar pavažiuosiu, dar viena yra įspūdinga pilis, Lichtensteino pilis. Tai manau, kad ir ten pavyks, jeigu neužklups lietus ar pablogės oras. Tai Hohenzollerių pily Echingene, kur šiuo metu važiuoju, niekas negyvena, o Zigmaringeno yra gyvenama. Važiuoju su Tesla, tai langai rasoja, važiuojant monitorių reikia mankyti, ieškoti, kur tos langus nupūsti. Tai iš tikrųjų sudėtinga. Viskas monitorių kompiuterių valdosi. Pavyko, matau. Radau važiuodama šiaip ne taip, kur langai nupučiami, stačiau automatą, tai nupūtė. O pradėjau rasot, nėra nei mygtukų, nieko, tai labai savotiška mašina, prie jos reikia priprasti. Kelias gražus, visgi langus nupūtė. Atmatyti po dešiniai saulės baterijos sudėta. Jau matyti, kad lapų beveik nelikę, jau nupūsti, likę raudoni, gelsvi, žalių jau nelikę. Čia po kairiai irgi pardavinėja senus automobilius. Tai Vokietijoje labai daug vietų, bet stovi po 10, po 20 automobilių, kur gali nusipirkti. Tokios didelės, kaip Lietuvoje turgus yra, tai nelabai. Prie Müncheno yra tokios didelės, bet daugiau mažuose miesteliuose, kaimeliuose, nedidelės tokios parduotuvėlės, kur parduoda autohausai vadinami, dėvėtus automobilius. Štai įvažiuoju dar į vieną miestelį. Netgi po dešiniai mašyti yra centras Volkswageno, čia po dešiniai. Volkswagenas, Audi. Tokių aikštelių labai daug, Vokietijoje miesteliuose, kaimeliuose. Čia šviesavaras toks, jei per raudoną pravažiuoji, ten priekyje yra kamera, jinai nufotografuoja. Tai gali net ir teises palikti. Čia matyti ta pilis Hohenzoller ant kalno. Važiuoju iki jos. Ten apačioje yra stovėjimo aikštelė, parkingas. Užlipsiu iki jos. Tikrai įspūdingai atrodo. Važiavau atsigerti, noriu. Parodysiu. Iki kokios pilies važiuoju. Jo, jinai kažkaip atsivėrus, atsidengusi. Gražiai atrodo, tikrai. Ant kalno pilis.
Hohenzollerių pilis, tai Hohenzollerių dinastijai priklausė. Niekad nebuvo užimta. Aš atvažiavau prie Hohenzollerių pilies. Stovėjimo aikštelė nemokama. Tokia. Eisiu link pilies, ten matyti pilis. Einu paskaitysiu informaciją kokią tai. Kas yra, kur prieiti, ką pamatyti. Kaip kur kas. Gražiai atrodo. Atidaryta kiekvieną dieną nuo 10 valandos iki pusės 7. Paskutinis įėjimas 5 valandą, pusė 6. Suaugusiam kaina, jeigu visai dienai, 29 eurai. Eisiu aplinkui pilį pavaikščiosiu, ją pačią parodysiu. Vėjas stiprus. Didelė labai stovėjimo aikštelė. Va, matau, keliukas veda link pilies, žmonės eina. Tai reiškia, keliu nereikės eiti. Nuoroda irgi parašyta. Pėsčiųjų takelis iki pilies. Ir vėl eilinį šeštadienį, sekmadienį kopiu. Gan status kalnas. Esu vieną kartą buvęs. Tai žinau, kad į šį kalną nelengva palipėti. Ruduo, neskubam. Lietaus nėra, saulutė šviečia, nors jau vėsoka. Tai jau lipdamas nesukaisiu. Čia matau iki pilies dar ir autobusas užveža. Čia galima buvo mašiną davažiuoti, privažiuoti. Ir dar aukščiau yra stovėjimo aikštelė. Bet aš manau, jinai jau yra pilna, kiek matau. Vokiečiai eina į fitneso klubus pasportuoti. Aš kalnais palaipioti. Pasižiūrėsiu, kas čia yra. Stovėjimo aikštelė pilnutėlė. Gerai, kad čia nevažiavau. Parodyta dronais negalima. Pirmoji stovėjimo aikštelė buvo parodyta dronais negalima. Šitoj taipogi. Tai kas sumanysit Hohenzollerio Eichingenė prie pilies paskraidyti dronais, tai ne, manau nepavyks. Ir geriau net nebandyti. Pamatyti, kad dronais čia negalima. Čia dar kažkokios tai bokšteliai. Kameros filmuoja, kas nebūdinga Vokietijoje. Čia žmonės atvažiuoja į mašiną, palieka ir nuo čia autobusiukas kelia. Nes matau laipteliai gan statūs ir ko gero nebus labai lengva lipti. Kiek pamenu, tai sudėtinga buvo lipti. Nu, dabar pabandysiu, pažiūrėsiu. Matyt, kad žmonės palinkę į priekį lipa gan stačiai. Nu, šitą pilį maščiau aplankyti vasarą, tai labai daug lapų, kiaurai pro juos neprasišviečia, apačios nematysi, panoramos nebus, žiemą taipogi, užsninga greit, nutirpsta. Irgi niekas, o vat ruduo ir užlipti ne taip karšta ir galbūt pamatyti nuo viršaus visą, kas gyvena, miestelius, kaimelius, visą panoramą. Tai štai, užlipau į kažkokio etapą, o, va jau pilis matosi, jau šiek tiek priartėjau. Nu ką, kopsim toliau. Asfaltų šiek tiek slidoka lipti, nes lapai šlapi, šiek tiek praslysta. Jau šiek tiek pasilsėti reikia, yra tokia sustojimo vieta.
Jau žmonės, kaip ir aš, puškuojam lėtai laiptus į viršų. Laiptelį matau padaryti nauji, kadangi jie nėra aukšti, lengviau lipti. Anksčiau jie buvo ganėtinai statūs, reikėjo koją aukštai kelti. Dabar lyg ir normaliai. Jau prasišviečia ir pilis. Dar matau, mano akumuliatoriai pakrauti. Dar ir jaunimą lenkiu. Kuo aukščiau lėtėja žmonės. Jau reikėjo palaukti. Daug žmonių, kur kokiausiai žymybės, pilys, tai tikrai labai daug žmonių. Jau ant kalno vėjas labai stiprus. Era solo nebbia, era freddo. Però il secondo giorno fortunatamente c'è stato Visgi iki šios pilies dalyvau. Iš šios pilį niekas negyvena. Muziejus padarytas. Tai dinastijai, Hohenzollerių dinastijai priklauso. Kiek žinau, šios dvi pilys. Šita netoli Echingeno ir kita Zigmaringenė. Tai Zigmaringenė gyvena, tai čia padarytas tik muziejus. Su šunim galima, bet jie turi būti pririšti. Čia bilietą perki. O toks įėjimas į pilį. Dronų negalima, dvirčiais negalima. Jeigu su šunimis, tai reikia jį pririšti. Savaime suprantama. Čia panorama matosi nuo pilies. O jeigu lapai būtų, nieko nesimatytų. Iš tikrųjų būtų žalia ir viskas. Tai jeigu nežadate į pilį užeiti, tai net ir neverta iš tikrųjų. Nes nėra nei aikštelės, nuo kurios gali pasižiūrėti, tai iš pilies. Iš pilies galite pasižiūrėti. Bilietas kainuoja 26 eurai. Šiaip tai apie pilis būna aikštelės, panoraminiai vaizdai, bet čia ne. Čia reikia į vidų užeiti, praktiškai visą dieną skirti. Visos dienos tai 29 eurai. Hohenzollerio pilis per savo istoriją buvo užpulta kelis kartus. 17 amžiuje, kai buvo 30 metų karas, ji buvo apgulta bandyta užpulti, bet ir po to kurį laiką buvo netekusi savo strateginės reikšmės. Tačiau nepaisant to, pilis išliko iki šių dienų. Didelė masė žmonių jau užlipo. Aš nusileisdinėjau, nes aš noriu šiandien dar aplankyti dar vieną pilį, Lichtenšteino pilį. Tai ši pilis yra ganėtinai didelė. Ir patarimas, jeigu sugalvojat ją aplankyti, tai tada verta. Ten kainuoja 26 eurai, visos dienos 29. Tai yra didelė pilis. Bet jeigu norite prie jos prieiti, tai iš tikrųjų aplinkui ją nieko nematysit. Žiūrau, dabar jau apsauga aikštelėse yra, kad vogimų nebūtų. Stovi du darbuotojai vienoj pusėj, liemenim apsirengę kitoj pusėj, reguliuoja, kaip mašiną sustatyti. Nes kai atvažiavau, tai mašinų buvo nedaug, o dabar privažiuoja daugėja. Nu ką, važiuosiu iki sekančios pilies. Ta pilis jinai įspūdinga, bet reikia viduje vaikščioti. Aš mieliau mėgstu gamtą, aplinkui pavaikščioti. Važiuojam toliau.
Čia matyti priekį dar automobilių pardavimo vieta. O tokios nedidelės aikštelės. 20 automobilių. Pavažiuoji šiek tiek, vėl būna tokios. Čia dar priekyje matyti irgi automobilius parduoda. Čia irgi po kairiai automobiliai be numerių, reiškia parduodami. O čia jų nemažai, va taip važiuoji ir jie taip išbarstyti Vokietijoje. O ten priekyje matyti kažkokis tai automobilių centras. Irgi pasižiūrai, automobiliai jeigu be numerių, tai reiškia išregistruoti ir parduodami. Um auf Hauptstraße zu bleiben. Važiavau prie kitos pilies Lichtenstein. Privažiavau prie pačios pilies, ten yra stovėjimo aikštelė. Buvo tiek pilna, kad teko apsisukti. Mačiau pakely, kad yra nemokama aikštelė. Tai pastačiau tokio nemokamai ir kemperis stovi. Nemačiau, kad čia būtų mokama, jokių ženklų, nieko. O čia yra stovėjimo aikštelė prie Lichtensteino pilis, jinai yra privati. Kaina yra nuo 9 valandų iki 18, iki 6, 2 eurai. Tai kaina visai nedidelė, svarbu, kad būtų vietos. Aš pasičiau mašiną šiek tiek žemiau, kokį kilometrą galbūt žemiau. Tai, ten yra nemokama. Der Herd wird fotografiert. Vaikai pastebėjo, kad aš filmuoju. Jiem labai įdomu. Tai štai, iš medžių koks drožinys išdrožtas. Karžygys. Nors tai nėra senovinė, bet jinai statyta taip kaip senovinė. Jinai pastatyta ant uolos. Žmonių daug. Čia toks priėjimas prie pilies. O tokia pilis. Miniatiūrinė matyt, kad tokia kaip ir netikra. Iš tikrųjų taip įsižiūrai. 19 amžiuje statyta, vat prie jos priarti prieini, tai matyt viskas taip sumažinta, sakytai kokie kaip pilis kokius 5-6 kartus. Ir labai gražiai atrodo iš apačios. Na tokia, netikra. Iš tikrųjų, prie jos reikia pabuvoti, realiai matysim, graži, viskas kaip ir. Bet o tai yra ir tokių pilių. Tai kai iš toli važiuoja, atrodo įspūdinga pilis, nuotrauką žiūrai. Bet va realiai tai tokia kičinė. Bet žmonių daug. Labai moka. Kaip garsiai reikia. Labai išreklamuota. Vat ką išreklamuota moka, tai tikrai. Lipu pasižiūrėsiu. Aš žinau, kad gera labai panorama nuo jos užlipus. Ant uolos. Aš dabar matau, kad esam ant kalno.
Viskas miniatiūrinio, o tuoj prieisiu, parodysiu. Viskas tokie. Viskas kažkaip. Viskas tipo kanalas vandeniu, kurios čia gyvenime nebuvę. O naktį apšviesta, matau šviestoji, gal gražiai atrodo. Čia prieinu prie pat kranto, nei tvoros, nieko čia nėra. O, velnias, irgi numainuot galima. Matosi, ant kokios uolos pastatyta. Esama tikrai aukštai. Ir vėl nervus man kutena. Aš prie to aukščio ko gero ir nepriprastau. Čia tvarelės nėra, tai tikrai baisu. Eisiu ten, kur tvarelė. Kai vaikai prieina taip drąsiai, tai man baisu dėl jų. Atrodo, užstriukęs aš juos laikytau. Prieinu prie tvarelės. Ant kokios uolos pastatyta. Žmonių daug. Žmonių daug kaip visada. Slenksis nemažas ir vėjas dar šiandien, nu tai pavojingas turėti, ne ypač malonu. Šiek tiek neaukysi, matau, gal ir lietutis užeis, jau šiek tiek lynoja. Apeisiu dar iš kitos pusės, pasižiūrėsiu, kur galima patekti. Iš tos pusės tai tik panorama, matyti, kad ant slenksčio pilis pastatyta. Kur tvarelė aptverta, tai kaip ir nieko, bet gretai yra, kur slenksis ir tvarelė dar neaptverta. Tai ten nervus labiau kutena. Pilis restauruojama, atstatoma. Įėjimas į pilį yra, jeigu po visur vaikščiau, tai 14 eurų. Jei tik tais į kiemelį įeiti, 5 eurai. Į kiemelį vaikam 3 eurai, 8 eurai. Iš tos pusės matyt buvo, kad jinai ant uolos, o iš šitos pusės jau nematyti. Tai va, jeigu į kiemelį įeini 5 eurai, o jeigu ir po pilį viduj, tai 14 eurų suaugusiam. Čia, kur Lichtenšteino pilis, čia yra po medžiais galima palaipio tokios trasos padarytos. O šiaip nieko negaliu pasakyti. Iš tikrųjų, jei klausyti rekomenduot, sakytų vargiai, greičiausiai ne, nes yra daug įdomių vietų, yra uolos, kur galima po žemę palandžioti, stalaktitai, čia visai netoli yra. Tai galbūt ten galima, o čia pilis 19 amžiai pastatyta, statė tokia kaip senovinė, bet tai viskas sumažinta 5 kartus, tai kokį nors apsaugos bokštelį. Jie sumažinti faktus, kad ten niekas nesaugojo, tokias kišas padarytas. Bet žiūrėkit, kaip išreklamuota, jinai pilna. Žmonių pilna, restoranėlį pastatė kavinę, žmonės pavaikščiojo, pasižiūrėjo. Vat, kavinės restoranai, pilna žmonių, veikia, dirba. In 300 Metern in den Kreisverkehr einfahren und die erste Vaivorykštė kokia nuostabė. Valytuvų sustabdyti nemoko. Važiuoju su automobiliu ir pafilmuot. Pro langą kažką sudėtinga, prasojo langai. Reikia įeiti į kompiuterio meniu, susirasti kokius langus.
tu važiuodamas nėra tokio mygtuko, kad paspaudėjai, įsijungi ir tau nupūtė langus. Ne, viskas automatiškai. O man jis aprasojo. Tai aš turėjau sustoti, susirasti vietą kažkur tai. Išsišaukti meniu, pastudijuoti, gal instrukciją knygutę susirast perskaityti. Kad kaip nupūsti tuos langus, tokį mygtuką paspausti. Nu, aš radau automatiškai, nupūtį. Dabar pro langą pamačiau gerą vaizdą. Šiek tiek lynoja, nuostabi vaivorykštė. Valytuvai valo. Kur man juos sustabdyti? Nėra mygtuko sustabdyti. Tai vėlgi reikia sustoti, įlysti į meniu, išsiaiškyti programai, kuris iššaukti langų valymą, išjungti ar padėtį pakeisti. Tai prie mašinos priprasti prie reikia. Būtent labai savotiškas automobilis. Vienas kompiuteris, jokių apskritai mygtukų, viskas monitoriuje. Važiuoti ir patogu, kaip strėlė, leki greit, minkšta, patogi, viskas tvarkoj, bet meniu išsišauk mygtuką, įjunk šviesą, valytuvus, dar kažką tai sudėtinga, reikia ją pažinoti. Užvažiavau ant linijos, raudonai užsidega ekranas, nustojam muziką, tipo nežioplinėje, yra ir pliusų. Um auf Donauer Straße zu bleiben.